Perka. Labas vakaras visoms ir visiems, kas klausys. Šiandieną mūsų pirmasis susitikimas, sveikas ketvirtadienis. Ir tai yra idėja, tai yra mintis padaryti šitus mūsų susitikimus tradiciją. Ir tai nėra apie sveikatos koncepciją kaip apie instrumentą bendrą. Tai daugiau apie tai, kad pagilinti supratimą, pritaikymą apie kiekvieną produktą, kad žinot, kad būtų taip, kaip mes, vad žinom, kaip turim savo kokią nors pastą, arba turim dešrą, arba turim kavą, kuri pasibaigė ir mes tiesiog automatu einam į parduotuvę, apsiperkam, nes žinom, kad mums reikia. Nu, kaip pavyzdys, gal ten kažkam gys sviestas, gal kažkam paprastas sviestas, ar ne? Visos turbūt turim tokių produktų, kuriuos tiesiog einam ir perkamės, kaip minimum kiaušinėje, ne? Nu va, tai šitų mūsų susitikimų tikslas pakelti mūsų supratimą apie koralo produktus iki tokio lygmens, kad būtų tas savarankiškas noras ateiti ir apsipirkti parduotuvėje ir suprasti, kokią naudą jūs galėsite iš viso to gauti. Ir kadangi, žinot, šiandien, kai ruošiausi, išgirdau fantastinės frazę. Aš manau, kad jinai jums irgi patiks. Galit net užsirašyti. Nesuvirškintas maistas suvalgo tą, kuris jo nesuvirškina. Nesuvirškintas maistas suvalgo tą, kuris jo nesuvirškina. Renačiukai, jeigu tu dabar nesuvirškinsi maisto, tai tas nesuvirškintas maistas valgys tavo sveikatą. Va, tik tavęs nesigirdi, pupytė. Aš ką tik pasitaisiau karnitino, suvirškinti. Va, tai čia yra esmių esmė. Ir šiandien aš noriu paimti mūsų bazinę programą. Gal kažkas bus, kas yra ir negirdėjo, man atrodo, Jolanta tikrai gal yra naujas žmogus, kuris negirdės. Bet mes pakalbėsim su jumis apie tą bazę ir apie detoksikaciją, bet apie tą detoksikaciją ir apie produktus, kurie joje yra ir kokia jų nauda ir kaip jie naudojami šiek tiek kitaip. Pirmas dalykas, ką norėčiau tokį užtvirtinimą padaryti, kad šita mūsų programa tai yra kaip higiena. Labai dažnai moterys, girdėdama žodį detoksikacija, nu bent jau aš tai tikrai, iš ankstesnės patirties nusipiešiu vaizdą žalių kokteilių, kuriuos deda į stiklinę, išmaišo, ten kažkaip geria 3 dienas ir įvyksta ta detoksikacija. Tai kažkokie va tokie, nes nu daug kur net ir dabar reklamose galima matyti, kad detoksas tai kažkoks maišiukas su kažkokiais gerais dalykais, ten 3, nu maks 5 dienom ir viskas. Mūsų detoksas, koralinis detoksas, tai yra higiena. Tai yra tos priemonės, kurios naudojant ištisus metus, jos duos patį didžiausią rezultatą. Ir šiandien mes atsakysim į klausimą, kodėl. Truputėlį teorijos. Mes turim, žodžiu, toksinus ir vis šlakus, žodžiu, visą tą šlamštą, kuris ateina iš mūsų, iš išorės vienus turim, kurie ateina, ir turim tie, kurie pas mus pasigamina viduj. Nelabai mes galim padaryti didžiulę įtaką, nu, pavyzdžiui, oro ten švarai, ar ne, nu, koks oras yra, toks jau yra, ar ne. Ne visada mes žinom, kokie priedai yra kažkokiam tai maiste, kurį nusipirkom, bet tikrai galim didesnį įtaką daryti tai, kaip mums padėti organizmui išsivalyti. Ir vat mūsų akcentas bus į tai, ne į tai, kaip mums sutvardyti ir čia tapti tobulos gyvensenos gurų, bet apie tai, kaip padėti išsivalyti gyvenant netobulai. Ir aš manau, kad tai šitas klausimas yra aktualus daugeliui žmonių. Būtent kaip padėti savo prie netobulos gyvensenos jaustis geriau, užkirsti kelią diagnozėm ir tiesiog turėti, nu, kaip sakant, kuo energingesnį, aktyvesnį gyvenimo būdą. Ir paprastai kalbant, yra tokie 4 filtrai. Du iš jų jūs labai gerai žinot. Vienas iš jų, tai kai mes einam sisioti, ne, tai reiškia, mūsų valymas jis vyksta per inkstus. Kitaip tariant, tai viskas, kas tirpsta vandenyje, tai valosi per inkstus, tai yra sisiojimas. Kitas mūsų filtras koksai? Na toks, kur. Ne. Paprastai, buitiškai. Kaip mes, kur, nu, dešrelės, kur lenda iš ano galo, kaip vadinasi? Kakojimas, taip. Ir teisingai Žaneta jau bandė pasakyti, kad tai yra ir kepenys, ir visa virškinimo sistema, ir žarnynas. Ir čia jau mums reikia, čia jau valosi tie toksinai, kurie tirpsta riebaluose.
Jie nesivalo per inkstus, bet jie tikrai valosi per visą virškinimo traktą. Ir jeigu šitie filtrai kišasi, sisiojimas ir kakojimas, tai yra virškinimo traktas ir inkstai, tada su mumis pradeda kalbėti kūnas. Ir jisai pradeda kalbėti tokiais žodžiais kaip bėrimas ant odos, spuogai, alergijos, ar ne? Tai viskas, kas ant odos, tai yra mūsų pokalbis kūno apie tai, kad jam užsikišo filtrai. Jeigu tas nepadeda, tai dar yra kita kalba. Tai yra viskas, kas susijęs su kvėpavimo takais. Lygos viršutinių kvėpavimo takų, bronchų visokie ten, astmos, viskas, kas čia va, ne, vis klerkė, ten visokios gleivės, visa kita, tai irgi yra tai, kas turi valytis. Ir tai yra dar vienas kanalas, per kur valosi. Ar ne? Ir jeigu kalbantis su žmogum, su šeimos nariu, ar ne, mes paklausim elementarių dalykų, kaip dažnai sergi gerklę, kaip dažnai kosti, ar ne, kaip tau būna su oda kažkur, tai jūs iškart galėsit padaryti išvadą, kad, nu, dėja, bet sisiojimas ir kakojimas pasibiškiuką yra pastrigę ir kūnas nesugeba taip išsivalyti. Tai va, tai mes šiandieną su jumis paimam iš tikrųjų iš karto pirmą produktą, apie kurį noriu šiandien daugiausiai jums padainuoti. Tai yra mūsų asimiliatorius. Ir žinot, ką norėčiau, kad jūs suprastumėte apie šitas kapsulės. Pirmas dalykas, kad čia šitoj kapsulytėj yra įdėta augaliniai fermentai. Ką reiškia augalinis fermentas? Tai reiškia, kad mūsų kasa nepripranta, netampa neįgalia ir jinai pati vis tiek gamins fermentus, net jeigu mes duosim jai šitus fermentus. Antras dalykas, ką reikia žinoti apie šitą kapsulę, dabar jau čia labai svarbu, nes daug kas ir lieknėt nori ir panašiai, žodžiu, kad čia yra įdėta fermentai, kurie dirba taip, kad jie padeda baltymus skaldyti. Nu, va, įsivaizduokit, mėsos prikapojo mane, o fermentų tai nėra pakankamai, nes, nu, mityba gal nepilna vertė, gal ten, žodžiu, visą laiką termiškai apdorota, mums reikia ir mėsa pradeda pūti. Tai va, šita kapsulytė, tai pirmiausiai baltymų skaldymui. Antras dalykas, tai yra padeda angliavandenių skaldymui. Trečias dalykas padeda riebalų skaldymui. Toliau, kas labai 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 svarbu, pieno produktų, tai yra laktozės. Yra fermentas įdėtas, kuris padeda tiems, kas turi problematikas, mėgsta ten pieno produktus, bet turi labai kažkokias problemas. Tai padės tvarkyti su šitą pieno produktų skaldymu. Ar ne? Tai yra nu, ta prasme, nu, su virškinimu. Ir kas dar labai svarbu tom, kas nori lieknėti ir kodėl moteris sako, detoksą naudoja ir lieknėja, dėl to, kad veikia ir riebalų deginimą ir medžiagų apykaitos aktyvinimą. Todėl detoksas kaip fonas prie visų lieknėjimų programų yra tobula. Vien tik dėl vieno asimiliatoriaus. Dabar, ką dar asimiliatorius daro? Jisai sugeba gerinti kraujo būseną ir padėti jį išvalyti. Ir jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, situaciją tokią, kad jisai geria mažai vandens, pas jį, nu, jau savaime aišku, kad yra kraujas klampus, tada jisai, žodžiu, nu, ten širdis apsikrauna, bloga kraujotaka, tada širdies ten permušimai, visi kiti dalykai. Asimiliatorius, kuris naudojamas 15-20 minučių iki maisto, veikia kraujotakos gerinimui. Tai yra, kad eritrocitai atliptų, kad kraujyje padaugėtų deguonies. Tai yra 15-20 minučių iki maisto. Jeigu asimiliatorių naudosim po maisto arba maisto metu, tada jisai veiks į tai, kad padės tą maistą suvirškinti. Tai vat viena ta pati kapsulė, du skirtingi naudojimo būdai. Jeigu žmogus skundžiasi, kad yra kraujo spaudimo kažkokie reikalai, žemas spaudimas dėl to, kad irgi toksinai susikimšęs kraujas, aukštas spaudimas, širdies ten kažkokio pulso sutrikimai, visai kita, asimiliatorius 15-20 minučių iki maisto. Ok, va. Kas šitoj kapsulėje yra dar labai svarbu? Šiandieną aš gavau tokį atsiliepimą nuo moters, kuri 2 savaitės naudoja detoksą. Ir pas ją, jinai man rašo, sako, Renata, čia kaip stebuklas. Sako, jinai pas mane atėjo, pas tą moterį iš šitos šlapimo pūslės,
nutiestas, kaip ten tas stentas, kaip jis tiksliai vadinasi, žodžiu, iki paties inksto, žodžiu, kad, nu, ten nuvyktų tas visas valymasis. 20 metų, sako, aš antibiotikų kursai reguliarūs, visa kita, sako, į tualetą, kas ten, žodžiu, po biškiuką, pūslėm, žinai, kažkokia keista, skausmai, žodžiu, visa kita, jinai 2 savaitės merginos naudoja Detox Plus programą. Sako Renata, aš 20 metų neatsimenu tokio jausmo, aš nueinu pilnai išsisisioju, aš naktį išsimiegu, man atsitraukia skausmai, sako, aš esu skeptikas, bet, nu, man yra toks jausmas, kad, nu, žinokit, aš klausiau tą atsiliepimą, aš jį įkelsiu paskui mūsų grupę, bet man tiesiog šiurpai ėjo per kūną. Jinai ir tiesiog, nu, ta prasme, nu, fantastika. Ir kodėl? Todėl, kad čia yra dar vienas šitas fermentas, tai yra bromelainas, kuris padeda malšinti uždegimus ir padeda malšinti tinimus. Jurgita, tavo tinimai, tai viena iš priežasčių tai veikia asimiliatorius. Ir būtent tas bromelainas. Tai visi, kas turi uždegimus, ar ne, visi tie, o dauguma turi uždegimus, asimiliatorius veikia prieš uždegimiškai. Štai kodėl, kada mes jį pasiimam ir darom karštuką, o karštukas, ar ne, tai yra mūsų koralmainas, H-500 ir asimiliatorius į vieną kapsulytę, kai žmogus serga, ar ne, tai veikia prieš uždegimiškai. Ir, pavyzdžiui, jeigu norisi, tarkim, tau poveikio kraujotakai, ar ne, kur aš sakiau, kad prieš maistą, tai dar geriausia yra padaryti taip, kad jūs tiesiog paimat tą kapsulytę ir čia va susiberiat po liežuvio, ne? Tada per seilės eina dar greičiau, ne į skrandį, o per seilės. Tai 15-20 minučių, nu, kad spėtų sukeliauti į kraujotaką. Va. Tai va tokie patarimai yra su asimiliatorium, tuoj pasižiūrėsiu dar kažką. Dar labai fainas toks dalykas, ką suprasti, ar ne, asimiliatorius tai yra kaip biologinės žirklės. Ir jeigu, tarkim, jau yra tokia užsiteršimo toksai lygis, kad viduje atsiranda, ar ne, nu ten visokie, kaip sakyt, ko kūnas nepajėgia išvalyti, tą jisai kapsuliuoja, daro, žodžiu, ten visokiam miomais, cistom ir visais kitais, žodžiu, galimais būdais deda kaip sakant, į kažkokius tai krepšelius. Tai čia yra kaip biologinės žirklės, kurios, kai žmonės pradeda vartoti mūsų detoksą, kodėl aš sakau, kad ištisus metus, tai nu, jis kaip karpo, jis padeda tiesiog visą tą ištirpinti. Ir asimiliatorius būtent dirba su tais visais toksinais šlakais, kurie turi ištirpti riebaluose. O riebaluose, mūsų riebalų ląstelėse yra krūva toksinų. Mūsų riebalų ląstelėse irgi yra krūva toksinų. Tai va tas vienas asimiliatorius gali padaryti tiek daug dalykų. Kas norit eksperimento, pasidarykit rytinę košę ir paskui rytinę košę įsidėkit asimiliatorių, pamatysit tą fainą vaizdą, kai ten vos per kelias minutės ta košė pavirsta vandeniu. Nu labai tokius skystus, nu ne vandeniu, bet tokius skystų dariniu. Ant kiek greitai veikia asimiliatorius. Tai va, tai kada naudojam irgi kaip karštuką, ar ne, kur daromės tą vandenuką mūsų, tai irgi ta greita vyksta intoksikacija, greitas išvalymas. Ne, tai va, būtent dėl irgi vienas iš tų dalykų, kad asimiliatorius taip suveikia. Tai va, tai aš kai šitą dalyką pati pasiklausiau, pati pasiskaičiau, pasigilinau, šiandien vaiką savo pasistačiau, savo paauglį, kuris valgo neteisingai, sakau, mes žinok, sūnau, su tavim pradedam detoksą. Ir dabar jisai išgėrė, jau aš jam taip subėriau, viską, žodžiu, lecitiną sukramtė, žodžiu, vandenį, viską jis jau senai geria. Sakau, žinok, mes pradedam detoksą, nes jis kaip paauglys, žodžiu, ten yra visokie ant odos nelygumai, visa kita, žodžiu, sakau, tu būsi mano vienas iš eksperimentinių, kaip sakant, triušių. Tai va, ar gavot naudos apie asimiliatorių? Liuks. Gerai. Važiuojame mes tada toliau ir turim dar vieną nuostabų dalyką. Tai yra mūsų, taip, sakyčiau, kad gal paimkime H-500, ar ne? Tai yra mūsų šitas antioksidantas, molekulinis vandenilis ir ką čia labiausiai ir fainiausia žinoti. Aišku, jisai yra naudojamas į vandenį, ar ne, mes jį tiesiog atsidarom kapsulę ir beriam į vandenį. Dabar kokia čia matematika? Mūsų kūno viduje skysčiai visi
Skysčiai, nu, jie yra įkrauti kažkur tai nuo -70 iki -200 milivoltų. Mes turim išmatuojamą savo vidinių kūno skysčių įkrovimą. Nu, bet galim imti tą tokį patį mažiausią ribą -70. Jeigu mes imame krano vandenį, jeigu mes imame buteliuotą vandenį, neduok die gazuotą, kuris yra +10 000, tai mes, kada geriam tokį vandenį, mes iš savo kūno, kaip va tą telefoną, kurį aš dabar atidaryčiau krūvą programų, ne, mes jį iškraudinėjam labai greitai. Dabar, kada mes įdedam į vandens, nu, tarkim, kažkur tai 700 ten mililitrų, vieną H-500 kapsulę, ir aš pati matavau tą dalyką, paimam oksidacijos redukcijos potencialo matuoklį, įkišam jį, jisai parodo, kad vandens įkrovimas pasidaro kažkur apie -500. Tai tarp -70 ir -500, kur yra tas diapazonas, tai yra mūsų depozitinė energija. Tai yra dėl ko žmogus pradėjęs naudoti H-500, sako, man nereikavos. Ta pati moteris, kuri turi tą rezultatą, mes su ja tiesiog susidėliojom, kad jinai, nu, pabandytų negerti kavos. Jin sako, jin gerdavo 2-3 puodelius. Sako, Renta, nereik man tos kavos. Nereik kavos. Dėl to, kad yra depozitas energijos. Štai kodėl mes geriam iš ryto į vandenį, dedam tą kapsulę, nes mes padarom vandenį su neigiamu įkrovimu ir tai reiškia, kad mes pasimam savo kūną ir jam pajungiam powerbanką. Vat kaip telefonui pasimam powerbanką, tai mes čia pasimam savo powerbanką. Jeigu dar dienos metu įmetam vieną H-500, dar vienas, kaip sakant, injekcija powerbanko. Ir štai žiūrėkit, ir po pietų miego nesinori, ir tos energijos užtenka. Nes tas H-500 dakeliavęs iki ląstelės vidaus, jis ten užjungia, žodžiu, visus reikalus, kas reikia, nu ten, žodžiu, nenaudosiu žodžių, bet tai yra mūsų ta energija. Ką dar reikia žinoti apie H-500? Jeigu yra stresas, nu vat labai stresinė būsena, tai H-500 su koralu, jis veikia kaip antistresinė programa. Kodėl? Todėl, kad kai būna stresas, nusistresinti, tai yra išvalyti streso hormoną iš organizmo galima per skystį, nu per vandenį. Ir kaip tai vyksta? Žmogus arba labai prakaituoja, arba labai nori sysių, ar ne? Arba verkia. Tai kai mes duodam H-500 ir su koralu, tai jisai irgi veikia kaip antistresas. Ir netgi būna, kad žmogus išgėręs šito dalyko pradeda stipriau prakaituoti. Nu, jam iššaukia. Pavyzdžiui, labai tinka prie sirgimo. Ir irgi iššaukia prakaitavimą ir numuša temperatūrą netgi. Va taip, kas nenori vaistų, jie su H-500 tiesiog naudoja ir tai padeda mažinti temperatūrą. Tai čia vienas momentas, ar ne? Tai va, H-500, tai jeigu reikia susikoncentravimo ar neaiškaus proto, dar vienas išbandytas lifehackas, gal jau kažkas esat girdėję. H-500 kapsulyti prieš pat miegą, ar ne, kai jau guliu lovoje ir beveik snaudžiu. 1-2 kapsulės, hapt, tai yra labai greitas organizmo atsistatymas per naktį, ypač jeigu yra trumpas miegas. Studentam, tokiem kaip Žaneta, H-500 nakčiai, kad atspalsėti ir protas gerai veiktų, tai yra va ta labai gera priemonė. Va, kas dar iš mūsų H-500? Turbūt, kad šiam momentui tiek, nu ką, pagrindis, nu tas nurūgštintojas jisai, ar ne, kad jeigu mūsų vanduo, kur yra teigiamai įkrautas, jisai rūgština organizmą, tai šitas mūsų su H-500, jisai daro vandenį gyvą, tokį, kad jisai galėtų iš karto patekti į ląstelę, kad jame lengviau ištirptų maistinės medžiagos ir paskui, ir jisai detoksikuoja. Vanduo su H-500 detoksikuoja. Štai kodėl tai vadinasi Coral Detox, nes tas vanduo detoksikuoja. Dabar noriu dar Galiu truputėlį. paklausti. Aha. O prieš miegą, tai sakai, ta prasme, pačią kapsulę jau netirpint vandenį, bet tiesiog išgerti. Mums reikia, kad tik užmigus jinai ištirptų mūsų žarnyne, skrandį. Ką dar noriu apie lecitiną, ar ne? Lecitinas tai yra, taip, mums reikia
kame dar ta nauda mūsų detokso? Lecitinas, nu tai kaip ir riebalai, ar ne? Jisai viena iš pagrindinių užduočių apskritai, kad virškinimas gerai veiktų ir kad mes valytumėmės, tai mums reikia, kad mūsų kūnas veiktų taip, jog kasa išskirtų fermentus, o šitą iš tulžies eitų, ta prasme, ir būtų išskiriama tulžis. Ar ne? Mums, kada naudojam lecitiną, lecitinas veikia į tai, kad gerai išsiskirinėtų tulžis, kad tulžis būtų skysta. Tai čia viena užduotis, ar ne? Ir tada, kada ateina tas miksas į mūsų tą 12 pirštę, žodžiu, ateina fermentai ir ateina tulžis, tada vyksta pats geriausias tas virškinimas. Ir tada tas, kaip aš ten sakiau jums tą frazę, ar ne, nesuvirškintas maistas suvalgo tą, kuris jo nesuvirškina. Tai čia va to dalyko neįvyksta. Kodėl detoksas taip gerai kiekvieną mėnesį? Dėl to, kad tie fermentai, kurių, tarkim, net jeigu mes valgom blogesnį kažkokį tai maistą, bet gaunam augalinius fermentus, geriam lecitiną, pasidaro tas procesas, jog mūsų virškinimas visada vyksta geriau. Net jeigu suvalgėm šašlykus, ten kokį nors kepinį, ten ant vakaro kugelio ar dar kažkokių tai kitų dalykų, kuriuos mes mėgstam, naudojam detoksą su mūsų lecitinu ir su asimiliatorium, mes visada turėsim geriau apvirškintą maistą. Reiškia, automatiškai neužsikimš kraujotaka, neužsikimš kepenys, ar ne? Vyks visas procesas, visai vyks tiesiog, lengviau ir tai jausis ant mūsų kūnų. Lecitinas, jisai turi poveikį tam, kad mūsų kiekviena ląstelytė turi savo membraną. Ar ne? Ir toj membranoje yra riebalai, omegos yra, ir tame tarpe tenais yra ir šitas draugas, lecitinas. Ir jisai tiesiog daro tą apsaugą, kad ten nebūtų, kaip sakant, kaip kiaurasantis, ar ne, kad įeitų tik tai, kas reikia ir išeitų tai, ko nereikia. Va, tai lecitinas dirba šitoj vietoj ir ypač su nervų ląstelių, dėl ko jisai labai padeda turėti geresnę atmintį vaikam, ar ne, va, elementariai. Vaikam paduoti prieš einant į mokyklą, pavalgius kaip saldainiukų šitus du sukramtyti į burną, nereikia ryti, tegul kramto, va aš sūnui padaviau, sakiau, kramtyk. 2 sukramtė ir viskas, be jokių ten tų problemų. Tai va, tai čia irgi dėl geros atminties. Tai va, kas dar dabar norėčiau čia dar daugiau, aš dar tokį desertuką paruošiau, labai fainą pabaigai. Einam biški dar prie koralmaino, ar ne? Koralmainas tai yra mūsų, labai geras klausimas buvo vakar iš vienos moters, kuri visai naujai pradėjau, sako, bet tai kaip su tais koralais, jeigu koralo negalima, žodžiu, niekaip naudoti, jo gyvo, taigi jisai yra draustina, sako, tai kodėl čia tie koralai? Tai čia yra tie reliktiniai koralai, tai reiškia, kad yra smėliukas, kuris yra tom, žodžiu, Okinava yra visa ta, kaip sakyt, salynas, ar ne tas, ir tenai jau yra jo per 2000 metų prisikaupusio, tai ima tą smėliuką, jį valo ir yra čia tik tai viena ta rūšis sango koralas ir jisai turi tas savybės, kad jo šita visa mineralų struktūra atitinka žmogaus kaulų struktūrą. Dėl to mes jį taip lengvai pasiimam, dėl to šitie mineralai yra labai lengvai įsisavinami, dėl to ir būna tas poveikis. Ir šitas dalykėlis veikia kaip angliukas. Baliukas, reikia angliuko. Tai, kad nenaudoti angliuko, jeigu mes turim koraliuko, tai mes tiesiog prasiplėšėm, ar ne, į burną šitą susipylėm, ir vandenukų užgėrėm ir jisai veiks kaip sorbentas. Tai va čia yra angliukas, koraliukas. O šitą angliuką, karoliuką Aha. Sakyk, Rema. reikia gerti prieš baliuką ar jau po baliuko? Ne, čia yra, ta prasme, po baliuko, ta prasme, jeigu, žinai, kažkoks jau yra, jauti, kad apsinuodijai, ar ne? Va tokie momentai. Asimiliatorius, pavyzdžiui, ar ne, tai jau, baliuko metu gali turėti, jeigu daugiau valgai, ne, ir ten tau reikia. O šitas geriau, jau toksai, kai tu jauti, kad jau vis tik tai prisidirbai, ne? Kai kokie nors viduriavimai, ar ne, virusai, visi tokie, reikia to sorbento. Ir nieko neturiu, o koraliuką turiu, nes geriu detoksą. Ne? Tai va šitas momentas. Tada ką dar apie šitą koralą? Jisai, kai jį panaudojam, ar ne, tai vienas momentas, aišku, tuos miltelius, jeigu
netingit susirinkti ir paskui išsipilti kažkur tai, tai elementariai gali būti kaip pilingo dalis. Nu, į dušo želės ar ne, biški šito įsipylėt ir va, tai kaip pilingas gali būti. Antras dalykas, galima 5-6 koraliukus pasiimti, įsidėti į indą ir jeigu jūs ten plaunat uogas, tai galima palikti tas uogas biški pamirkti su šitais panaudotais ir irgi vis tiek veiks kaip sorbentas, kaip geresnis vanduo, kuris geriau išnuplaus tas visas uogas. Tai čia dar vienas momentas. Kitas momentas, aišku, gėlės laistyti. Tai čia net kažkokia klientė pas mus grupėje buvo įkėlusi nuotrauką, kaip jai pradėjo augti gėlės. Kai jinai pradėjo laistyti va su šito panaudoto, nu, panaudoja, ne, tada palieki tiesiog Aš dediesi. esu apipilusi gėlėm, visus irgi susirenku apipilų, tai tikrai pasiteisinu. Jo, nu va, tai šitas momentas, ar ne, katinams, lygiai taip pačiai Jo. šunims į vandenį, ar ne, Gyvūnų- naudota. Taip. Šios įdėjot, va tai va. Beje, katinams ir šunims jie labai gerai geria juodo riešutmedžio. Skanus tas vanduo ir tai gaunasi kaip natūrali antiparazitinė programa. Aš taip duodu, suvalgau. Jau iš vis fantastiškai, mano tai nevalgo. Bet vat, kai duodu į šitą į vandenį, tai daro. Dabar žiūrėkit, ką dar aš jums labai labai norėjau šiandien pasakyti. Vieną tokį momentą, ar ne, kada mes naudojam šitą, nu dėl žarnyno, ar ne, vat, mes turim detoksą išplėstinį variantą, tai yra turim liucerną, ar ne, tai yra mūsų koralą alfa-alfa, kuri naudojasi 4 kapsulės vakare. Ne? Tai čia yra viskas, ko reikia, čia yra mūsų gerųjų bakterijų vakarienė. Ir Načiukas žiūri, koral alfa-alfa. Mūsų detoks pliuso sudedamoji dalis. Šita liucerna, jinai žino inkstų kodą. Nu, tai reiškia, kad padeda valytis per inkstus ir atsistatinėti. Tai irgi viena iš priežasčių, dėl ko ta klientė turėjo tokį rezultatą. Bet labai svarbu yra tas momentas, vat, kai jūs girdit irgi žmonių, tai aš čia turiu su bakterijom, tai ten žarnynė, tai stafilokokai, tai dar kažkokie tai kokai ir visokios kitokios ten tos bakterijos. Išgirdau nuostabų tokį pasakymą, kad su blogom bakterijom geriausiai gali susitvarkyti geros bakterijos, nes jos supranta bakterijų įstatymus. Tai reiškia, kad, suprato, Jurgita reaguoja, tai reiškia, kad tiesiog duodant šitą vakarienę, tai irgi va ištisus metus, mes tai tiesiog darom tą balansą, kad būtų gerų bakterijų daugiau. Ir jos pačios žino tuos įstatymus, kaip jos ten turi tarpusavėje kontaktuoti, komunikuoti, bendrauti. Ir kaip mes su Žaneta šiandien kalbėsim, ar ne, apie na palauk, ar tas vilkas tą zuikį, ar zuikis vilką, ar ne, kuris kurį. Ne? Tai va čia va, yra mūsų ta eubiotinė vakarienė, tai reiškia, kad gyvybę nešanti vakarienė, ne, mūsų gerosioms bakterijoms. Štai kodėl gerisi vakare, štai kodėl gerisi prieš miegą, kad čia nueitų mūsų bakterijom. Tai va, ką dar aš labai norėjau jums pasakyti, be to savo dovanėlės pabaigos. O pentokanas kalis plus? Pentokanas tai yra širdies, ar ne, tai yra grinai visai kraujotakai. Nes ir dar kitas momentas, kad tai yra kalio natrio siurbliukas. Ar ne? Mes natrio gaunam dažniausiai, nu, ypač druskų visų gaunam daugiau, lengviau, o kalis paprastai išsinaudoja, ypač jeigu mes naudojam neteisingą vandenį, daug maisto rūgštinančio, tai nu kalis vienas iš tų mineralų, kuris šarmina. Tai gaunasi, kad jeigu jo trūksta, o mūsų, kai ląstelytė yra, vienoj pusėje veikia kalio siurbliukas, kitoj pusėje natrio siurbliukas. Bet taip įsivaizduot, ar ne, siena ir čia du siurbliukai, vienas kalio, kitas natrio. Tai kada yra šita pusiausvėra teisinga, tada daug lengviau įsisavina maistinės medžiagos ir išsivalo. Tai veikia ne tik tai širdžiai, bet dar ir šitam vat momentui kalio natrio siurbliukas. Tai va, tai pentokanas turi va šitą poveikį. Nu ir visai kraujotakai. Ką aš dar jums labai norėjau pasakyti. Ai, labai fainą dalyką. Mūsų koralas, labai fainai irgi, mūsų koralas, iš principo, jeigu žmogus turi problematikų su kraujotaka, ar ne, nu tarkim, nu ten papuola į ligonę, jam ten, nežinau, infarktas, insultas, nedaug dievė, ar ne, jam pajungia pirmiausiai ką? Fiziologinį skystį, tai yra šarminantis natrio ten chloridas, ar kaip ten vadinasi, šarminis skystis su gliukoze, ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus gauna
nu, ypač jeigu dar kažkur tai, nu, nežinau, kiek valstybė kainuoja, bet greičiausiai apie kokį 100 € parai kainuoja, ar ne, ligonį palaikyti ligonį. Tai čia irgi toks momentas, kad jeigu mes nenorime gauti šarminio vandens už 100 € kai nuvažiuojame į ligoninę, tai geriau gerkime koralinį vandenį už 30 € per mėnesį. Ir tada turėsim visą laiką va tą gerą, kaip sakant, terpę savo kūno viduje. Nes tas skystis, kurį mes gaunam nuvažiavę į ligoninę, tai iš principo yra koralinis vanduo, tik tai ten dar yra įdėta gliukozė. Va, ką dar? Pačiai pabaigai, nes norėjau tilpti į pusvalandį, žodžiu, visko tikrai, čia mūsų tik pirmasis susitikimas, tų visokių momentų bus daugiau. Va, tai kai žmonės sako, ar man čia visą laiką reikės naudoti, tarkim, koralinį vandenį, ar saugu naudoti, ar ne? Būna tas momentas. Tai reikia tiesiog suprasti, kad kada mes naudojam vandenį su koralais, dėl to, kad dėl tų visų savybių, tai yra kaip kalnų vanduo. Kalnų vandeniui kažkokių tai priežasčių, dėl ko jo negalima gerti, nėra. Sveikam vandeniui priežasčių, dėl ko negalim gerti, nėra. Ir pabaigai noriu pasakyti tokį dalyką. Yra pas mus toksai produktas chlorela. Ar kas nors naudojat ar ne? Va. Aš vieną kartą buvau nusipirkus, kai mano dukrai reikėjo geležį atstatyti. O tai yra tas dalykas, chlorela tai yra augalas. Ir jeigu mūsų kraujas yra raudonas, dėl to, kad tenai yra geležies, tai tas chlorofilas, jisai yra žalias dėl to, kad ten yra magnio. Toliau visos kitos savybės to žalio kraujo ir mūsų raudono kraujo yra tokios pačios. Ir žmonėm, kurie turi problematikas, kad kažkaip skystas kraujas, ten kažkas tai išsiderinęs kraujas, jiems reikia tiesiog imti tą mūsų chlorelą, 5 kapsulės ryte ir 5 kapsulės vakare, arba tiesiog išsiplakti 50 gramų, tokį kaip skystį ir gerti. Ir tai bus viso kraujo atstatymas. Va tiesiog po lygų, po visko, chlorela yra tas dalykas, kuris padeda atstatyti sveiką kraują. Tame tarpe ten atsistatinės ir geležis. Ir širdies ritmas. Ir kas mane labiausiai papirko, turint vaiką, kuris gyvenime nevalgė daržovių, jog 1 gramas chlorelos pakeičia 1 kilogramą vaisių ir daržovių pagal savo maistinę vertę. 1 gramas. Įsivaizduokit, tai yra kaip paprasta tada paduoti vaikui tą žalią kapsulytę, kad būtų 1 gramas, tam, kuriam jūs niekaip nesumaitina daržovių ir vaisių. 1 gramas atstoja 1 kilogramą pagal maistinę vertę. Tiek iš mano pusės šiandien. Jeigu yra kažkokių tais norų, pageidavimų, klausimų, tai tikrai drąsiai galite jūs išsakyti kitam ketvirtadienį. Aha, nereikite sakyk. Kažką įsijungia į mikrofoną, matau, ne? Ne, šiaip. Jeigu reikia greitai. Tai va, jeigu kažkokį turit grįžtamą ryšį duoti, tai duokit. Jeigu ne, tai bus tada viskas šiandien. Ačiū Bet čia Labai. viena iš tokių paskaitų, kurios klausėmės įsižiūrėjo, net valgydama Aha. klausau. Labai O įdomu. atrodo, perėjom jau detoksus, jau viską perėjom. Vis taip. tiek įdomu. Labai daug informacijos, ačiū. Labai Ir- smagu. Iš tikrųjų, Renata, tikrai labai ačiū ir labai fainai klausyti apie kiekvieną produktą, nes kažką tu naujo sužinai ir kaip jisai veikia tą organizmą ir kyla toks daugiau noras naudoti, žinant plačiau apie tą produktą. Buvo fantastiška klausyti, labai labai ačiū. Super, super. Tai toks ir yra tikslas, kad tas sąmoningumas mūsų augtų ir kad galėtumėm padėti savo maksimaliai pakeičiant kelią į vaistinės vaistų, geriau pasimti tai, kas iš tikrųjų gali atstatyti be pašalinių poveikių mus. O vaistai laiduoda mums ekstra pagalbą, kai jau tikrai jos reikia. Tai aš sakau iki kito ketvirtadienio tada, 19 valandos. Bet Renata įrašą įkelsi, ne? Taip, Gerai. būtinai. Ačiū. Va. Ate. Labai ačiū. Iki. Aha, Iki. ate.